tau nutinka taip, kad sužinai apie įvykį jam pasibaigus. Tu išleidi knygą, tu organizuoji festivalį, tu darai susitikimus su žmonėmis, tu groji, renginiai apie šokius, autentiškumą, ryšį, apie susikalbėjimą, nesmurtinę komunikaciją. Ir tada galvoju, o kur aš buvau? Kodėl aš nesužinojau anksčiau? Kaip aš ten norėjau būti, man ten tai buvo svarbu ir aš eilinį kartą pražiopsojau. O tikri dalykai, vertingi, tau reikalingi, jie taip praeina su srautu. Todėl tau sprendimą noriu duoti, kad tu neturėtum pajusti to dalyko vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Tas dalykas vadinasi naujienlaiškis. Nori sužinoti apie visus mano įvykius, kuriuos aš darau. Todėl tau užsiprenumeruoti naujienlaiškį linkiu. Jį gavęs, tu galėsi žinoti viskas, kas, kaip, kada ir kur vyksta ir nepraleisti tave auginančių ir tave stiprinančių ir atsakymų suteikiančių renginių. Negaišk, užsiregistruok naujienlaiškį ir mes palaikysime ryšį, esime dirbti kartu, atrasti gilį savo gyvenime, kasdienybėje ir visoje visuomenėje. Jung prie naujienlaiškio ir gausi informaciją kartą į savaitę, o kartais kartą į 2 ir mes galėsime būti tame ryšyje.